Sveiki. Mūsų karinė chebrytė tapo pati savo intrigų auka. Didelė buvo intriga pastatyti vadovauti kariniams reikalams, gynybai, minoms, tankams, pelkėms, nesveiką asmenį. Jis pati yra prisipažinus, kad jie yra bent jau minimaliai ADHD, dėmesio sutrikimas, 3 daiktus koncentruoja vienu metu, tik tai po to šakės. Tai toks vadovas prie tankų ir minų yra tik tai, kad parašą padėtų. Jie taip galvojo. Iš tikrųjų, tie visi neurologiniai sutrikimai, jie yra kintantis. Dėl to jie ir yra neurologiniai, kad žmogui nepereina į psichikos sutrikimą, kur laikoma, kad jau nebekintantis, į tai psichikos sutrikimai būna. Pakinta, yra pilna atvejų, kur žmonės išsveiksta, dėl to kariniai pramoniai netgi žiūrima paprastai, 3 metai sveikas, čia tik tai šitam parazitiniam klane. Jesli уже žmogui ten depresija ar ką, всё, jisai durnelis. Tai jeigu jūs esate iš parazitinio klano, pas jūs ten perkraštos smegenis. Kariniai sferai, praėjo kažkiek metų, всё, tinkamas. Tai jinai pagal tai, kad ten kažkokios tai psichikos ligos nėra, jie taip užtraktavo, kad tinkama, bet čia labai keista yra situacija, nes iš tikrųjų, jeigu jūs paimsite autizmą Lietuvos tam TKL, jis kažkodėl vis prie psichinių ligų yra priskirtas autizmas. Autizmo spektro ten tas sutrikimas. ADHD nežinau. Užsieniuose ten Amerikoje tai neurologiniai yra, kai pažiūriu filmus. Bet jie paskirdami ją su ten ADHD, autizmu, dar kažko tai Aspergerio ten sindromu, jie demonstruoja, kad jinai eina per vakarų sistemą. Tipo, vakarams jinai ne ligonis, tai čia jums runkeliai, atsilikėliai, barbarai turi tikti. Ir jie visi nuleido galvas ir jinai, pavyzdžiui, į pelkę važiavo jau irgi aprengta taip kaip bilotaitė, haki tenais, striukytė, skarelė, ten ne pats žmogus sugalvoja, yra visas komitetas, kuris ją rūpinasi, bet yra būtent grėsmė tokių psichų kontroliuojamas psichas, kad jinai nėra visai psichas, jinai yra neurologinis psichas. Ir toksai neurologinis psichas pajutęs galę, pažiūrėkit, kokie jos pavaduotojai baisus su apsistom akim, jie ten visi pajutę galę, tai yra milijardai, tai yra ginklai. Tai yra, niekas netikrina, auditai visi slapti, gali plauti pinigus kiek nori, gali ten akcijų kiek nori turėti, jie patys būna įsigiję akcijų firmose, gauna užsakymus. Ir tada atsiranda pasiūlymas iš kuratorių, kad varom savo linkme, davai pasidarom dar galingesnį, nušalinam tą, praspiriam tą. Ir šitokia psichas kontroliuojamas staiga praspiria žvalgybos vadą. Tai įsivaizduokit, kaip visi šokia. Jinai turėjo tik tai sėdėti tą mergaitę riebaluotais plaukais ir riebaluotų veidų ir pasirašinėti ant raketų. O kadangi jinai gyvenime niekada nepasieks tokio posto, tai jinai turi būti dėkinga ir su tuo savo ploščiuku riebaluotais plaukais ir pasirašinėti ant tų raketų ir viskas. O toliau nelze. O dabar jinai praspiria žvalgybos vadą ir jinai statys tą, kuris nesigaudo, nes jinai statys SOP vadą. O labai tragiškas buvo variantas su SOP vadu, kai SOP vadas tapo VSD vadu. Ir ten buvo tragedija, jisai pirmą kadenciją mokėsi žvalgytis. Ir tada visi jo saugumiečiai galėjo lengviau atsikvėpti, darė ką nori. Nors aš tik dabar po 10 metų sužinojau, kad jisai ir nebuvo toksai prastas, nebuvo prastos moralės, man labai ir mano dukteriečiai, mūsų dukreliai padėjo. Nes jisai, reiškia, turėjo moralę. Nes aš, kad buvo persiųstas mano kreipimasis į Prancūzijos teismą, aš nežinojau, aš sužinojau tik tai dabar. O aš kreipiausi VSD vadą, nes man nepatiko jo ataskaita, kad Lietuvoje didžiausia grėsmė yra laikraštis, laisvas laikraštis, ten dar kažkas, tai aš parašiau, kad didžiausia grėsmė yra žmonių dingimai, vaikų grobimai, žmonių susijusių su kariuomenė grobimai. Ir kažkaip, matote, jisai turėjo moralę ir dėl Ramučio vis dėlto kreipėsi visur. Tai
Ir ten buvo pašiurpę, ten tie teismai visi, ten ta pati Giedrė buvo pašiurpęs, bet paskui po 2016 nieko ir nevyko iš viso. Bet jisai, gal čia nebuvo žvalgybos klausimas, nors man atrodo, kariškio dingimas toksai keistas yra žvalgybos klausimas, turėjo seniausiai žvalgybos užsiimti. Bet grįžtam, nu, čia tokie kaip asmeniniai reikalai, bet kartu va brolis yra kariuomenės kūrėjas, tai kartu ir valstybiniai. Grįžtam prie mūsų kontroliuojamo psicho. Kontroliuojamas psichas, jisai turi savo tą kontroliavimo komitetą, vat pavyzdžiui, jau jinai dabar jau žino, kad kaip Grybauskaitė reikia neatsakyti į nesuderintus klausimus. Nors tai yra nemandagu, neprofesionalu. Jau jinai žino, kad, pavyzdžiui, mano parazitė kanclerė irgi žino, jinai 2 metus yra užblokavus mano telefoną, labai patogu. Neprisiskambinti iš viso, nereikės atsakinėti nesuderintus klausimus, nes prisipliurpia, aš įdėjau į eterį, kokias nesąmonės nepliurpia. Kaip reikia numarinti mano tėtį. Va, kaip jisai buvo marinamas, va, 25 birželio pernai. Radau visiškai numarintą, badu ir psichologiškai palaužtą. Ir jinai, vienu žodžiu, jeigu anksčiau jinai mane terrorizuodavo laiškais, dabar jinai nieko neatsako, labai patogu. Tai čia pats nesugalvosi, čia patarė. Pats nesugalvosi ten įsivesti, užblokuoti.